Įsako tik tai, kas gera. Visagalio Allaho knyga, jo pasiuntinio sūna, ramybė ir Allaho palaima jam, bei islamo tautos sutarimas rodo, kad džinas gali patekti į žmogų ir jį sužaloti. Taigi, kaip galima žmogui priskiriančiam save prie mokslininkų, tai neigti be žinių ar įrodymų, o mėgdžioti kai kurios bida religinių naujovių žmonės, kurie priešinasi Ahlus Sunna wal Jama'a. Iš tiesų, Allahas yra pagalbininkas ir visa jėga priklauso jam. Ir aš jums, mielas skaitytojau, priminsiu mokslininkų žodžius šiuo klausimu, jei Allahas duos. Mufasirun, kurie interpretuoja Koraną, tegul Allahas jų pasigaili, paaiškinimas apie visagalio žodžius. Jie tie, kurie vartoja ribą, palūkanas stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf 2:275. Abu Džafar ibn Džarir, tegul Allahas jo pasigaili, pasakė, aiškindamas visagalio žodžius. Jie tie, kurie vartoja ribą, palūkanas stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf 2:275. Kas parašyta, turima omenyje tai, kad šėtonas daro juos išprotėjusius šiame pasaulyje ir juos uždusina ir numuša, jie mušamas o tai reiškia beprotybė. Al-Baghavi, tegul Allahas jo pasigaili, pasakė, aiškindamas minėtą Korano eilutę. Stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf 2:275. Tai yra beprotybė. Sakoma, kad žmogus yra paliestas, mamsus, kai yra išprotėjęs. Ibn Kasir, tegul Allahas jo pasigaili, pasakė, aiškindamas minėtą Korano eilutę. Tie, kurie vartoja ribą, palūkanas stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf 2:275. Tai reiškia, kad prisikėlimo dieną jie prisikels iš savo kapų taip, kaip šėtono numuštas žmogus prisikelia, smerktinas prisikelimas. Ibn Abbas, tebūnie Allahą jo patenkintas, pasakė, tas, kuris lupikauja ribą, prisikėlimo dieną bus prikeltas kaip smaugiamas pamišėlis. Perdavė Ibn Abi Hatim, pasakė ir papasakojo Auf ibn Malik, Said ibn Džubair as-Sadi ar Rabi ibn Anas, Katada bei Mukatil ibn Hayan Iratei. Jo, tegul Allahas jo pasigaili, kalba baigėsi. Al-Kurtubi, tegul Allahas jo pasigaili, pasakė, aiškindamas visagalio žodžius. Jie tie, kurie vartoja ribą, palūkanas stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf 2:275. Šioje Korano eilutėje yra įrodymas, kad neteisingas yra neigimas tų, kurie neigia džinų prisilietimą ir teigia, kad tai yra kūno liga ir kad šėtonas nepatenka į žmogų ir prie jo neprisertina. Mufasirun žodžių šiuo klausimu yra daug, kas norės, tas ras. Islamo šeichas Ibn Taimija, tegul Allahas jo pasigaili, pasakė savo knygoje bendrojo pranešimo reikšmės paaiškinimas ir džinų sąlygų apibrėžimas, fatvų rinkinyje 19 dalis EL. 9-65, dėl to grupė žmonių iš Al-Mutazila, pavyzdžiui Al-Džabai, Abu Bakar ar-Razi ir kiti, neigia džinų patekimą į užkerėto žmogaus kūną. Tačiau jie neneigia džinų egzistavimo, nes tai buvo perduota iš pasiuntinio ir jie klysta. Štai kodėl Al-Ashari, Ahlus Sunna wal Jama straipsniuose paminėjo, kad jie teigia, kad džinas gali patekti į žmogaus kūną, kaip sakė visagalis. Jie tie, kurie vartoja ribą, palūkanas stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf 2:275. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal tarė, aš pasakiau savo tėvui, kad kai kurie žmonės teigia, kad džinas negali patekti į žmogaus kūną, jis man pasakė, mano sūnau, jie meluoja, jis džinas yra šičia ir kalba žmogaus liežuviu ir tas žmogus čia sėdi, jis tegul Allahas jo pasigaili, taip pat fatvų rinkinyje 24 dalyje EL. 276-277 tarė, džinų egzistavimą įrodo Koranas ir pasiuntinio sūna bei salaf bendruomenės pirmtakų ir imamų sutarimas. Taip pat džino patekimas į žmogaus kūną įrodomas Ahlus Sunna wal Jama imamų sutarimu.
Tarė visagalis Allahas, tie, kurie vartoja ribą palūkanas stovės prikėlimo dieną, kaip stovi žmogus, mušamas šėtono, varantis jį į pamišimą. Quranas, Surah Kahf, 2:275. Autentiškame Sahih hadise perduota, kad pranašas tarė, šėtonas teka žmoguje kaip jo kraujas. Abdullah ibn al-Imam Ahmed ibn Hanbal pasakė, aš pasakiau savo tėvui, kad kai kurie žmonės teigia, kad džinas negali patekti į žmogaus kūną, jis man pasakė, mano sūnau, jie meluoja, jis džinas yra šičia ir kalba žmogaus liežuviu. Ir tai, ką jis sakė, yra gerai žinoma, nes džinas patenka į žmogų, kalba kalbomis, kurių reikšmės nežinomos. Ir stipriai trenkia į žmogaus kūną, kad jai tokiu stiprumu smogtų kupranugariui, tai jam padarytų didelę žalą. Ir užkerėtas žmogus nejaučia nieko iš smeigimo ar žodžių, kuriuos sako. Užkerėtas žmogus gali netempti kitus, traukti kilimą, ant kurio sėdi, ar kitus daiktus perkelti iš vienos vietos į kitą. Ir tie, kas tai mato, tikrai žino, kad kalbėtojas žmogaus liežuviu ir šių daiktų judintojas yra ne žmogus, bet kita būtybė. Ir tarp musulmonų imamų nėra ne vieno, kuris neigtų džino patekimą į žmogaus kūną, o kas tai neigia, melavo prieš šariatą ir šariate nėra jokių tai paneigiančių įrodymų. Imamas Ibn al-Qayyim, tegul Allahas jo pasigaili, savo knygoje Eizat al-Ma'ad fi Huda Khairil Ibad 4 dalyje EL 66:69 pasakė, Asar yra dviejų tipų, vienas nuo žemiškų piktybinių dvasių, o kitas, tai apie ką gydytojai kalba ir apie to priežastis bei gydymą. Kalbant apie dvasių sar proto ligą, dvasininkai ir sveiko proto žmonės tai atpažįsta ir pripažįsta, kad to gydymas yra susitikimas garbingų ir geranoriškų dvasių su tomis piktybinėmis dvasiomis, kad atbaidyti ir panaikinti jų poveikį. Tai buvo nurodęs Hipokratas kai kuriuose savo knygose, todėl paminėjo kai kuriuos ar gydymo būdus ir pasakė, tai naudinga tik sar, kurią sukelia žmogaus kūnas ir medžiagos, o sar, kurią sukelia dvasios, šis gydymas nėra naudingas. Kalbant apie neišmanančius korumpuotus, neištikimus ir veidmainius gydytojus, jie neigia dvasių sar ir nepripažįsta, kad ji paveikia užkerėto žmogaus kūną ir jie neturi nieko kito išskyrus nežinojimą. Medicinos pramonėje nėra nieko, kas tai gydytų. Kai kurių jų diagnostikų dalis yra teisinga, bet ne visada. Dar pasakė, atėjo neišmanėliai gydytojai, kurie įrodė tik tą sartipą, kuris susijęs su kūno organų lygomis, o kas turi proto ir žinių apie šias dvasias ir jų poveikį, juokiasi iš šių gydytojų neišmanimo ir jų proto silpnumo. Šio tipo gydymas susidaro iš dviejų dalykų – iš užkerėto žmogaus ir iš gydytojo pusės. Kalbant apie užkerėtą, jis turi turėti sielos stiprybę ir nuoširdų kreipimąsi į šių piktų dvasių kūrėją ir teisingą prieglobsčio ieškojimą, kuriame dera širdis ir liežuvis. Tai yra kovos rūšis ir kovotojas gali nugalėti savo priešą ginklu tik su dviem sąlygomis. Kad ginklas pats savaime yra teisingas ir geras, ir dilbis yra stiprus, taigi, kai vienas iš jų atsilieka, kitas jį palaiko. Taigi, jei šių dviejų sąlygų nėra ir širdyje nėra monoteizmo, pasitikėjimo, pamaldumo ir atsigręžimo į Allahą, tai nėra ir ginklo. O antrasis, iš gydytojo pusės, kad ir jis turi turėti šias dvi sąlygas. Todėl kai kuriems gydytojams užtenka pasakyti, išeik džine iš jo žmogaus vardan Allaho arba visa jėga ir stiprybė priklauso Allahui. Pranašas sakydavo, išeik Allaho priešė, aš esu Allaho pasiuntinys. Ir aš žiūrėjau, kaip mūsų šeichas siunčia kažką pas ar sergantį žmogų, kuris kreipėsi į jį patekusi džiną ir sako, šeichas liepia tau išeiti, nes tau tai neleistina. Taigi užkerėtas žmogus pabunda, o galbūt jis pats su džinų kalba. O jei džinas nenori išeiti, tada jį ištraukia muždamas, bet pats žmogus pabunda nejausdamas skausmo. Mes ir kiti nuolat tai matėme, jis pasakė, apibendrinant, šio tipo sar ir jos gydymą neigia tik tie, kuriems trūksta žinių ir proto. Piktosios dvasios valdo kai kurios žmonės ryšium su jų tikėjimo silpnumu ir jų širdžių bei liežuvių pagedimų dėl zikr, Allaho minėjimo trūkumo, užkeikimų, pranašiškų ir tikėjimo apsaugos. Taigi, jei piktoji dvasia sutiktų beginklį vyrą, o galbūt jis nuogas, tai jį paveiktų. Jo, tegul Allahas jo pasigaili, kalba baigėsi. Atsižvelgiant į tai, ką minėjome apie šariato įrodymus ir mokslininkų bei Ahlus Sunna wal Džama sutarimą dėl džino galėjimo patekti į žmogų, skaitytojams tampa aišku, kad tų, kurie tai neigia, teiginys yra neteisingas ir gerbiamas šeichas Ali Atantavi suklydo.
Jis pasižadėjo savo kalboje, kad į tiesą sugrįš, kai bus į ją nukreiptas, tad galbūt perskaitęs tai, ką minėjome, grįš į teisingą kelią. Prašome Allaho vadovavimo ir sėkmės mums ir jam. Iš to, ką taip pat minėjome, kad laikraštyje An-Nadua 1407-10-14 metrų EA8L pranešta, kad daktaras Muhammad Irfana teigia, kad žodis beprotybė dingo iš medicinos žodyno ir kad džino patekimas į žmogų ir galėjimas kalbėti jo liežuviu yra moksliškai neteisinga savoka 100%. Visa tai yra melas, kylantis iš žinių trūkumo apie šariato klausimus ir apie tai, ką nusprendė Ahlus Sunna Wal Jama. Ir jei daugelis gydytojų šio dalyko neišmano, tai nėra argumentas, kad tai neegzistuoja, greičiau tai rodo jų didelį nežinojimą apie tai, ką kiti mokslininkai, žinomi savo sąžiningumu, įžvalgumu bei žinojimu apie religiją, žinojo. Tai perdavė islamo šeichas Ibn Taimija visų mokslininkų įgaliojimais ir buvo perduota nuo Abul Hasan al-Ashari, kad jis tai perdavė iš Ahlus Sunna Wal Jama. Tai taip pat nuo Abul Hasan al-Ashari perdavė mokslininkas Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah Ash-Shibli al-Hanafi, mirė 799 metrų EA savo knygoje Akamul Marjan fi Garibil Akbar va Akamiljan 51 skyriuje. Ibnul Qayyim, tegul Allahas jo pasigaili, jau minėtame pasakojime, kad geriausi gydytojai ir tarp jų turintys sveiko proto tai pripažįsta ir neneigia. Greičiau tai neigia neišmanėliai ir niekšai gydytojai. Taigi žinok skaitytojau ir laikykis to, ką minėjome iš tiesos ir neapsigauk neišmanančių gydytojų ir kitų, kurie kalba be žinių ir supratimo apie šį klausimą, mėgdžiodami neišmanančius gydytojus ir kai kurios bida religijos naujovių žmonės iš Mutazila ir Atė. O Allahas yra pagalbininkas. Įspėjimas tai, ką minėjome iš Sahih pasiuntinio hadisų ir mokslininkų žodžių rodo, kad kreipimasis į džiną, jo raginimas daryti gėrį, priminimas bei kvietimas į islamą neprieštarauja tam, ką Visagalis nurodė šioje eilutėje apie Saliamoną ramybė jam, kuris pasakė suroje Esad, mano viešpatie, atleisk man ir suteik man karalystę tokią, kuri nepriklausytų niekam kitam po manęs. Koranas. Sra. Sad 38-35. Taigi, įsakyti džinui gėrį ir uždrausti blogį bei jį mušti, jei atsisako išeiti iš žmogaus kūno, neprieštarauja minėtai Korano eilutei. Greičiau tai privaloma, nes tai yra užpuoliko atbaidymas, engiamojo rėmimas, gėrio įsakymas ir blogio uždraudimas, lygiai taip kaip su žmonėmis daroma. Sahih autentiškame hadise jau paminėta, kad pranašas tarė, smaugiau šėtoną, kol aptikau jos eilių viesumą ant savo ramybę ir Allaho palaimą jam garbingos rankos ir tarė, jei ne mano brolio Saliamono maldavimas dua, jis šėtonas būtų buvęs surištas, kad žmonės galėtų jį pamatyti. Perdavė Muslim iš Abu Darda hadiso, kad pranašas tarė, Allaho priešas Iblis atėjo su ugnies liepsna, kad mestų ją man į veidą, todėl 3 kartus pasakiau. Aš ieškau prieglobsčio pas Allahą nuo tavęs. Tada 3 kartus pasakiau, keikiu tave tobulų Allaho prakeikimu. Iblis. Nezitrok. Tada norėjau jį suimti. Prisiekiu Allahu, jei ne mūsų brolio Saliamono maldavimas dua, šį rytą jis būtų surištas, kad Al-Madinos vaikai galėtų jo žaisti. Šio klausimu yra daug hadisų, taip pat ir mokslininkų žodžių. Tikiuosi, kad tai, ką paminėjome, yra pakankama ir įtikinama tiesos ieškotojui. Ir prašau Allaho su jo gražiausiais vardais ir didingomis savybėmis, kad padėtų mums ir visiems musulmonams suprasti jo religiją ir būti joje tvirtiems bei palaiminti mus visus tiesą žodžiuose ir darbuose. Ir prašau, kad apsaugotų mus ir visus musulmonus, kad nekalbėtume apie jį be žinios ir neneigtume to, apie ką mes nežinojome, nes jis yra globėjas ir sugebantis viską. Ramybė yra Allaho palaima jo tarnui ir pasiuntiniui mūsų pranašui Muhammedui, jo šeimai, kompanionams ir tiems, kurie juos gerame seka. Turinys.